Ho, ho, ho. Sveiki atvykę į medžioklių kanalą. Ir vėl sekmadienis, atlėkiau turgų, pažiūrėti, kas geresnio, ką žmonės atvežė, ką pardavinėja. Štai sauja laikrodžių, bet nieko vertingo, nieko įdomaus, daug indų, bokalų, lėkščių, bet manęs labai nedomina. Būtinai paspauskite like, sekite kanalą. Kas čia, drabužiai. Nieko stebuklingo, čia nais buvau susidomėjęs. Keletą daiktų nusipirkau, būtinai parodysiu juos. Šalia vyras apžiūrinėjo raketės, manęs jos irgi domino, bet jis pirmas nusipirko. Tai, na jau toliau, žiūrėt, kas geresnio, kas įdomesnio. Čia visos kainos surašytos, vaikas pardavinėjo Lego, keletą figūrėlių nusipirkau, norėjau Minecraft rinkinį nusipirkti, bet 15 svarų, tai gal brangoka, parduotuvėj po 20. Ką čia matau, ką čia galim pirkti, nežinau. Kol kas dar nieko nepamačiau, apžiūrėjau keletą laidų, bet irgi ieškau HDMI, AV jungčių, nes jų dažniausiai man trūksta, prie DVD padaryti komplektuką, kad greičiau nupirktų, patogiau pirkėjams. Čia puzlės, kaip ir visada puzlių pilna turguose. Bet daugiau žiemą gal, vasarą nelabai. Čia truputį elektronikos, uodai. Nieko nepirkau nuo šito stalo, čia nais nuotraukų, spausdinimo aparatas ir vėl žaislų. Keletą kompakčiukų apžiūrėjau, keletą žaislų nusipirkau. Čia įdomesnis Hot Wheels, Monster Truck. Pirkau šitą. Vaikams. Ant smėlio labai gerai žaisti su Monster Truck, nes tos mažesnės mašinytės klimsta, stringa. Čia keletą kompaktų žaidimų, bet pigus. Šitas buvo lengvas, turbūt be knygučių. O daugiau piguva. Šitas nefirminis džipas, tai numečiau į šoną. Keletą ką pamačiau. Gražų žaisliuką dabar tik pamačiau. Ajajai, iš filmo. Čia dar Disney figūrėlės. Aš jų nekolekcionuoju, turiu porą dėžučių gal prikaupęs, bet nežinau, guli. Čia Nerf ginklai, irgi turiu keletą dėžučių. Reiks gal padaryti porą komplektų. Ir čia pamačiau Hulką. Šitą figūrėlę Disney. Star Wars. Nusipirksiu. Vėliau parodysiu. Šitą rutuliuką pamačiau. Hot Wheels irgi patiko. Paskutiniai mano pirkiniai, šios dvi riedlentės. Dar apžiūrėjau geriau šitą stalą pas pardavėją, bet nieko daugiau neradau. Jau grįžau, viskas sudėta, visi radiniai ant skrynios. Šį kartą ir vėl nedaug. Radau skaičiavimo mašinėlę, Casio. Kol kas neveikia, reikės tikrinti, mokėjau svarą.
Laikrodukas Baby G iš Casio. Radau tarp mašinėlių, žaislų. 50 centų paprašė. Reiks dar pavalyti. Kaina nustebino. Apie 30-40. Reikės tikrint, žiūrėti ar veikia. Toliau keletas mašinėlių. Už šias 5 mokėjau porą svarų. Tai čia vaikams. Toliau už šituos 4 mokėjau 3, man atrodo. Šitas senas savivartis. Dinky. Super Toys. Jo vertė kažkur apie 10-15. Įdomu iš veikia. Gal išeis parodyt. Ne, neišeis. Žodžiu, reikia sukti. Ir čia yra metaliukas, kur važiuoja ir išsistuma visas krovinys. Visai įdomi padaryta. Toliau šitas apie 12. Tai šitos 2 gal pardavinėsiu, o toliau čia viskas vaikams. Čia kažkoks robotas, naikintuvas. Iš Hasbro firmos. Dėl to ir pirkau. Kažkiek bus kokybiška. Toliau čia Lego. Neaišku, ar čia žmogeliukas turėtų būti ar ne. Bet pati mašinytė važiuoja. Toliau batai. Mokėjau 2 svarus. Dydis 46. Tai nežinau, reikės matuotis. Tikiuosi tiks. Ir pasiliksiu savo. Čia rinkinukas, šalmas. Čia liktais ant kaklo dedas. Ir pirštinės. Mokėjau svarą. Labai geras pasiūlymas, nes šalmas XL. MT Helmets. Gera firma. Toks naujas 80. Man bus gerai gauti ir 40. Yra biški pabraižymų. Čia jau ne dažai nukrytę. Toliau pirštinės apie 10, iki 10 tiksliau. Yra panešiotos, aišku, dydis geras, XL, bet jau naudotos. Toliau spausdinimo mašinėlė. Gera firma, Brother. Prašė Prašė 10, pasiūliau 8, tai sutiko. Pigiausia mačiau įdėta 50. Kažkas galvojau, kad bus apie 30. Ir 10 buvo kaina gera, bet visada reikia svarą porą bandyti nusidėrėti. Reikės tikrinti. Toliau čia ausinės 3M Peltor. Naujos 17, tai šiaip stovis gan geras. Tai kažkas iki 10, iki 8 gal. O gal sau reiks pasilikti.
kai vaikai reikia, labai gerai užsidėti tokias. Toliau metabo suktukas. Kaip ir neveikia. Kol kas reikia krauti, tikrinti, yra 2 baterijos. Tas labai gerai. Firma brangi. Kažkas apie 70 yra, nauji po 100, taip. Padėvėtų nemačiau, vienas yra įdėtas už 18 dalims, tik tai suktukas. Tai reikės dar nustatyti kainą tiksliau. Čia pirkinukas, Maui, skateboard, gan tokia didoka, atrodo vyriška. Prieš perkant pasitikrinau, kažką buvau radęs apie 50 bent vieną. Tai kadangi labai nepadėvėta, sakyčiau, ratukai gražus palyginus. Pasiūlė po 7. Tai kadangi 50, tai ten maždaug, tai net nesidėrėjau. Kaina gera. Nusipirkau už 14. Va taip, va, šiandien tokie radiniai. Keletą, bet brangesni, rimtesni. Žiūrėsim, kaip seksis parduoti.